Visi norime gyventi gražioje, jaukioje, o svarbiausia sveikoje aplinkoje. Tačiau ar mūsų gyvenimo būdas padeda išsaugoti aplinką tokią? Ar kiekvieną dieną negriauname trapios ekosistemos, kurios dalimi esame ir mes patys? Saugoti aplinką galima ne tik renkantis viešąjį transportą, naudojant žalesnę energiją ar rūšiuojant šiukšles. Gamtą saugome ir atsakingai rinkdamiesi buitinės chemijos gaminius. Paskaičiuokime. Kiek buitinės chemijos preparatų turite savo namuose? Lenkite pirštus. Tikriausiai turite 1. Indų plovimo skystį, 2. Grindų ploviklį, 3. Skalbinių balinimo priemonę, 4. Skalbimo miltelius, 5. Skalbinių minkštiklį, 6. Vonios plytelių valymo priemonę, 7. Langų valiklį, 8. Baldų valiklį, 9. Vamzdžių valymo priemonė, 10. Tikriausiai ir dar ką nors. Tiesą pasakius, chemija man nepatiko, net mokykloje. Todėl nelabai ką galiu pasakyti apie buitinę chemiją ir jos daromą poveikį. Man svarbiausia, kad priemonė gerai plauna. Kaip renkatės buitinės chemijos priemonės? Dažniausiai pasikliaunu reklama. Tiesa, dar labai patinka, kaip kuri nors draugė pasakoja, kad kažkuris iš valiklių stebuklingai nušvietė jos prisvilusią orkaitę. O kada nors bandėte skaityti etiketes? Tiesą pasakius, ne. Buitinės chemijos produktų ženklinimas turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Vienas iš tokių reikalavimų yra gaminio sudėtis. Vienos paviršinio aktyvumo medžiagos, tokios kaip sintetinės, gali būti kenksmingos aplinkai, sunkiai biologiškai skilti ar net sudaryti toksiškus junginius. Kitos, pavyzdžiui, muilas yra draugiškos tiek aplinkai, tiek žmogui. Kita iš dažnai pasitaikančių buitinės chemijos sudedamųjų dalių yra fosfatai. Skalbikliuose bei valikliuose šios medžiagos naudojamos tam, kad suminkštintų vandenį ir padidintų paviršinio aktyvumo medžiagų skalbimo bei valymo efektyvumą. Fosfatai su kanalizacijos nuotekomis patekę į vandens telkinius sukelia per didelį dumblių suvešėjimą, eutrofikaciją, ko pasekoje vandens telkiniai dirbtinai sensta, mažėja deguonies kiekis ir žūva vandens organizmai. Kitos dažniausiai skalbimo priemonėse pasitaikančios medžiagos yra balikliai. Jie gali būti chloro, deguonies pagrindo arba optiniai balikliai. Mažiausiai kenksmingi yra deguonies pagrindo balikliai. Tiek naudodami sintetinius skalbiklius, tiek natūralų muilą ar iš jo pagamintus lakštelius išskalbsite savo ir savo šeimos audinius. Tačiau pasirinkę muilą išvengsite alerginių reakcijų, nes juose nėra kvapių bei dažančių medžiagų ir neteršite gamtos, nes juose nėra fosfatų. Taigi įsiminkime. Buitinės chemijos sudėtinės dalys, kurios kenkia žmogui ir aplinkai. Tačiau ar mes žinome, ką iš tiesų visą tai daro aplinkai arba mūsų sveikatai? Labadiena, matome, kad einate iš parduotuvės su ekologišku pirkinių maišeliu. Ar jums svarbi ekologija? Gal ir rinkdamasi prekes taip pat stengiatės gyventi sveikai bei natūraliai? Nesu ekologijos fanė, tad nesistengiu visko pirkti tik ekologiško. Bet pirkdama visada atsižvelgiu, ar tai kenkia gamtai ar ne. Visada, kai yra proga, stengiuosi važiuoti, rinktis taip pat dviratį, ne automobilį, daržovės pirkti ūkininkų, pavyzdžiui, turgui. O ką šiandien pirkote? Keletą vaisių ir buitinės chemijos priemonių. O ar jos ekologiškos? Ne, nemanau, kad ekologiškos priemonės gali labai gerai valyti. Plius aš valausi tik namuose ir neįtin daug, tik savo namus, savo erdvę ir nemanau, kad tai gali kenkti gamtai. Paskaičiuokime. Per metus statistinis Lietuvos gyventojas sunaudoja maždaug 6 pakuotės skalbimo miltelių, 7 buteliukus grindų plovimo skysčio, 3 litrus langų plovimo skysčio ir taip toliau. Tokiu kiekiu skysčių būtų galima užpildyti pilną automobilį, vaikų smėlio dėžę, 54 kibirus, užlieti pusę Gedimino pilies 1 aukšto ir panašiai. Gražioje ir jaukioje aplinkoje norėtume gyventi visi. Tačiau nors kasdien susidurėme su neigiamais žmogaus veiklos padariniais, retai kada ką nors padarome tam, kad situaciją pakeistume. Labadiena, ar kimba? Nekimba, nes upė labai užteršta. Bet kai žvejot mėgstu dar nuo vaikystės, tai kai nėra laiko išvažiuoti, bent mieste noris pažvejoti. O kaip žuvis? Ar pagaunate ką nors? O jei ir pagaunate, kur dedate žuvį? Jeigu ir pagaunu, tai paleidžiu, nes kai upė tokia dublėta, kaip ir visos aplink miestus, neaišku, ko šito žuvis minta. Kodėl jūsų manimu taip yra? Kas teršia upę? Gamyklos tikriausiai.
Man atrodo, čia kanalizacija subėga, tai ko norėti iš tokių upių. O pats, kaip atsidavęs žvejys, ar stengiatės puoselėti gamtą upes, juk ypač vandenį teršia namuose naudojama buitinė chemija? Aš pats stengiuosi nepalikti šiukšlių, susirenku paskui save. Bet daugiau tai ką čia padarysi? Žmona ten namuose bando žaisti, puodus, plauna su soda. Bet daugiau, kuo tu pakeisi langų valymo skysčius ar indų ploviklius. O ta visa ekologiška produkcija tai labai brangi ir apskritai nelabai aš jį tikiu. Suprantama, kad kiekiai gali skirtis priklausomai nuo gamintojo ir produkto, tačiau apytiksliai 1 litre plovimo priemonės, kad jį veiktų efektyviai, yra apie 150 gramų fosfatų, 300 gramų paviršiaus aktyviųjų medžiagų, apie 30 gramų kvapiųjų medžiagų ir dažiklių ir visa tai sudaro apie 50% visos produkto masės. Taigi, pavyzdžiui, jeigu jūs per metus sunaudojate apie 10 litrų indų ploviklio, tai 5 litrai šio ploviklio pateks į aplinką kaip teršalai. Kitas pavyzdėlis būtų, jeigu jūs per metus sunaudojate apie 30 kg įvairių skalbimo miltelių, indų, grindų, vonios, tualeto valiklių, tai pusė jų kiekio, tai yra šiuo atveju apie 15 kg bus gamtai žalingi teršalai. Namų aplinkos valymas naudojant natūralius valiklius ar jų mišinius tokius kaip soda, druska, actas, citrinos rūgštis pareikalaus truputėlį daugiau laiko, nes juos užnešus ant paviršiaus reikia mažiausiai kokį pusvalandį palaukti. Tačiau nereiks pirkti daug skirtingų valiklių, neišauks alerginių reakcijų ir namuose bus išlaikytas natūralus švarumas bei gaiva. Pavyzdžiui, kalkių nuosėdas, orkaičių groteles labai gerai valo acto tirpalas, vėliau nuplautas šiltų vandeniu. Arba sodas ir skysto ar ūkiško muilo mišinys sumaišytas lygiomis dalimis. Levandos ar rozmarino nuovirą galima naudoti kaip dezinfekuojančią priemonę. Dėmes ant audinių išimsite jas sudrėkinę, pabarstę druską, o po kurio laiko užlašinę citrinos sulčių. Siūlau taip pat ir pasigaminti universalų valiklį, kuriam prireiks 3 šaukštų sodos, 5 šaukštų acto, stiklinės vandens ir truputėlį skysto rūkiško muilo. Ir šiuo mišiniu jūs lengvai išvalysite vonios kambarį, plyteles, indus ar puodus. Taigi, stenkitės pakeisti įprastas valymo priemonės ekologiškais ir draugiškais gamtai buitinės chemijos produktais, kurie yra be toksiškų ir žalingų sudedamųjų dalių. Ir jų mes galime rasti ir Lietuvoje. Tik reikia šiek tiek paieškoti. Tokias priemonės gamina ir Lietuvos gamintojai. Taigi, jei per metus visi sunaudotume mažiau buitinės chemijos su toksiškais priedais, gamta taptų švaresnė. Mes būtume sveikesni, rečiau pasitaikytų įvairių alergijų. Renkantis buitinę chemiją svarbu pagalvoti, ar kiekvienu konkrečiu atveju jos negalima pakeisti kažkuo kitu ir ar būtina pirkti milijoną valiklių. Gal užteks kelių, bet sveikesnių, o renkantis juos visada svarbu pažiūrėti, kas parašyta etiketėje. Pasak senos legendos, tik tuomet, kai bus sumedžiotas paskutinis žvėris, kai bus sužvejota paskutinė žuvis ir pagautas paskutinis paukštis, tik kai bus nukirstas paskutinis medis ir sutrypta paskutinė žolė, kai bus užnuodytas paskutinis vanduo, tik tuomet žmogus supras savo klaidas. Filmas sukurtas įgyvendinant projektą Atsakingo vartojimo skatinimas renkantis buitinę chemiją. Projektą įgyvendina VŠI Gamtosaugos projektų vystymo fondas, VŠI DVI Darnaus vystymo iniciatyvos ir AB Naujoji Ringuva. Projekto įgyvendinimą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal priemonę Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas.